neaišku, kurioje tolimoje šalyje gyveno Saulė. Saulė susilaukė 3 sūnų ir 3 dukterų. Kiekvienam sūnui ir kiekvienai dukrai gimstant, Saulė milžiniškoje pievoje pasodindavo po stebuklingą gėlę kiekvieno gimusio vaiko atminimui. Kiekvieną rytą Saulė su savo sūnumis ir dukterimis išeidavo rinkti rasos lašų nuo stebuklingų gėlių lapų. Ir tai darė ištisus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30. Ištisus 30 metų. Ir prisiekė savo, kad kol stebuklinga gėlė milžiniškoje pievoje augs, tol ji visada kiekvieną rytą rinks tuos rasos lašus. Nuo to laiko ta gėlė ir pradėta vadinti Saulės gėle. Nuo to laiko ji pradėta vadinti Saulėgrąža. Ne, nuo to laiko ji pradėta vadinti Saulute. Saulėgrąža, Saulės gėlė, Saulutė, kitaip sakant, Saulė nešanti gėlę. Tiesiog gėlė laikanti Saulės rasą. Tai kaip ta gėlė? Saulėgrąža, man Saulėgrąža gražiau skamba, nes gėlė. Ne. 100, bene 1000 kartų sakiau, kad ta gėlė buvo vadinama stebuklingų pavadinimu. Ji buvo vadinama saulašare. Kuriai beje jau yra 30 metų. Ir ji vis dar žiemą vasarą žydi, linksmina bei džiugina žmonės. O Saulės žmonės kiekvieną rytą vis dar renka rasos lašelius, kad tik gautų stiprybės. Taip, ir Saulės dukros kiekvieną rytą vaikšto su Saulė ir renka ištisus 1000 rasos lašų. Saulės dukros. Saulės dukros. Saulės dukros. Saulės Saulės dukros. dukros. Saulės dukros. Saulės dukros. Kam tie žirgai, kam tie rada prie saulytės namų durų. Dievo žirgai
darbščios, sumanios ir labai aktyvios. Sumanydavo daugiausia kalambūrų ir žaidimų. Taip, juk ne bet kokios mes mergelos esam. Oi, pagirupuotai, o mes irgi neprastesni. Mes nei kiek neblogesni berniokai. Mes norim jums įrodyti, berniokai, kad tik mergelos gali taip šokti, o berniokai niekada. Taip teisingai jūs norite rodyti, nes dabar šoks jaunosios saulašarės šokėjas, kurias turime padrasinti, nes jos pačios jauniausios ir vos tik po 7-8 lašus nuo saulašarės lapų tesugeba surinkti. Tad, kad joms būtų drąsiau, padrasinkim. Labai šalti rytai, todėl merginos ir mergiotės turėdavo labai šiltai apsirengti, kai rinkdavo rasos lašelius nuo gėlės lapelių ir žiedelių. Ir gink Dieve turėdavo atsargiai žiūrėti po kojomis, nes kad neužmintų ant jokių lapelių ir nepažeistų kotelių. O ypatingai būdavo prisakyta saugoti savo gražiasias saulės kasas. Todėl turėdavo dėvėti ant galvos pukietką. Pukietką? Kas ta pukietką, šia pereiškinys pukietką? O gal kas gali rimtai pasakyti, kas čia do daiktas? Kas do daiktas ta pukietka, kaipgi galvojat? Niekas nežino. Matosi, kad žmonės ne iš saulės šalies. Labai jau keistas pavadinimas. Ale, ką čia supaisyti, ką tos mergos dėvėjo? Taigi skarelis, neišmanėli. Tai dabar ir bus šokis, pukietka. Pakvieskim plojimais.
senovės buvo aišku, kad vyrai stipresni ir galingesni. Vyrai stipresni ir galingesni. Vyrai visada sunkius darbus atlikdavo. Argi mergom prislygint? Ale tik ne bet kokias mergas gali ypatingus darbus atlikti. Nu tai kokiusgi darbus? Vat, pavyzdžiui, sviestą mušt. Tai kam tą sviestą dabar reikia mušt? Paprotys senas kaip pasaulis. O šis šokis, kuris bus šokamas moterų, jau skaičiuoja 15 metus. Šokyje buvo panaudotas prietaisas sviestui mušti. Ir 2014 metais šis šokis buvo atrinktas dainų šventėje. Žinom, muštokynė! Čia jėgos net nereikia nieko. Matėt, čia protą reikia turėti, kad su muštokiniam taip sviestą sumuš. Kantrybės ir išminties irgi reikia. O mergas taip pat čia savi vis gyrė ir gyrė, taip pat ir bandyk. Nu tai taip, nes kaip kitas šokis vadinas, ne bet kokią aš mergelą buvau.
mergelę buvau ne bet kokia, bernelių dabar ne bet kokia. Aš mergelę buvau ne bet kokia, bernelių dabar ne bet kokia. Aš mergelę buvau ne bet kokia, bernelių dabar ne bet kokia. Aš mergelę buvau ne bet kokia, bernelių dabar ne bet kokia. Mergelę buvau ne bet kokia, bernelių dabar jo. Pamašuota mergelė buvau, čia matuotų bernelių dabar jo. Išėjau su berneliu dansuoti po man, žemelė drebėjo, žemelė drebėjo. Ant galvelės rūtelės žydė. Ne bet kokia, aš mergelė buvau ne bet kokia, bernelių dabar ne bet kokia. Aš mergelė buvau ne bet kokia, bernelių dabar ne bet kokia. Aš mergelė buvau ne bet kokia, bernelių dabar ne bet kokia. Aš mergelė buvau ne bet kokia, bernelių dabar žydėjo, 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 O kuom jos dabar tokios šaunios, nepakartojamas ir nuostabios? Moka skaniai gamint, kepa, verda, češkavoja. Taip sau bernus privilioja, ar ne? Nu, kaip sakoma, ką mokiant kupros nereiks nešioti. Saulašarės merginos šį šokį, kurį dabar pamatysite, šoko dainų šventėje. Ir daug pyragų, blynų prikepė. O tai čia šokį šok dabar, čia mums bandelės keps. Šokis apie kepėjas. A, tai gal ir mums koks kasnelis nukris. Tai pažiūrėsime, jeigu daug prikeps, tai tikiuosi, kad ir su mumis pasivaišins, ir mus pavaišins, ir žiūrovus pavaišins. Taigi, kepėjos!
paklausti, ar jūs viską žinot apie Saulašarę. Jūs tai tikrai viską žinot. Bet įdomu, ar viską žino žiūrovai. Kasgi galėtų pasakyti, kiekgi metų, būdama čia į Anykščių kultūros centrą, atėjo dirbti Saulašarės vadovė Irma Baukytė. Prašau, pasakykite, kas žinote? 30 metų jaunesnė. Teisus gerbiamas meras, kad 30 metų jaunesnė negu dabar, tai tikrai, bet tai neteisingas merė atsakymas. Kas galėtų pasakyti? Niekas nežinot, jauna 21 metų, paplokim. Galbūt kas nors iš jūsų žino, kiekgi Saulašarės narių dabar šoka Saulašarės kolektyve. 18 yra mažai. Ne, merė, nežinote. Reikia labiau pasidomėti kolektyvais. Prašau. 60, ne. Per pusę, 30. Paplokim Saulašarės akėlį. Kaipgi galvojate, keliose pasaulio lietuvių dainų šventėse yra šokusios Saulašarės merginos ir moterys. Ne visai, bet arti. Gal kas žinot apskritai, kiekgi buvo pasaulio lietuvių dainų švenčių? Kas galėtų pasakyti? 8 pasaulio lietuvių dainų šventės. Tai visuose 8 ir yra šokusios Saulašarės merginos ir moteris. Paplokim. Nu tai va matot, ir kolektyve šoka vien merginos ir moteris. Nu ir ką jūs dabar galit pasakyti? Sakėt, šoksit, dainuosit, bet nematau nei šokančių, nei dainuojančių, dar nešokot. Mergos, mes tikrai parodysim, kad galim daugiau saulės lašų pririnkti. Jūs, bernai. Taip, parodysim, kaip reikia... Ką daryti? Kaip mergašotin, kaip reikia darbus dirbti. Nu, aš tikiu, kad... Tai ir, vat, bernai, tai būtinai poilsio. Jūs savo turit skirti poilsio, tai tikrai, bet, vat, šok tai nelabai su Saulašarės merginom. Bet dabar, žinokit, šoks bernai. Paplokim. Lietuvos sveikatos universiteto vyrai, Kauno Džigūnas, šoks kartu su Saulašarės merginomis. Ir tai yra jauno choreografo diplominis darbas. Šokis apie Birželį. Pasitikite.
jaunėje brolelio, Žiūrėk, kad tik nepaskęstų ta tavo meilą žieduos. Ne žieduos, o kokioj jūroj. Kaip sakoma, Palangos jūroj nuskendo mano meilė. Štai skariškas vaizdelis, mano naujas kūrinys apie pulką ir mergelę. Toks dainos šios turinys. Šaunas pulkas ankstų rytą marširuoja per gatves, jau langai atidaryti ir pražolės kelias mes. Kas linksmai, tvirtai mušdamas koją, su daina džiaugsminga, visą kelią žygioja, o gražuolės toli, švelniai rankomis moja, akis blizga linksmai, širdis plaka dažnai, jos mylės amžinai. Jau stelis giliai snaudžia, viešpatauja ramuma. Tykonytė mintį audžia, ją kankina vienuma. Bet jaučia, kažkas eina ir jis žino, kad tai jis. O kada jisai išeina, žino tik tamsi naktis.
šaką dažnai groja Vilniaus ainiai. Patrakusios Vilkaviškietės, Vilkaviškio kultūros centro kolektyvas Vilkės ir vadovė Irena Šunokienė. Na, o dabar pakvieskime Saulašarės merginas, moterys, kurios pašoks šokį apie 3 mergas. Saulašarės moteris keičia Saulašarės merginos. Pasitikime Martelą Lelijėlą. Treputė Martelą Lynėlis pasėjo, treputėlą Martelę Lelijėlą. Martelą Lynėlis rapėjo.
Ar kas man jį pašokdintų? Kaip sakoma, jei nemoki, tai geriau ir nešok. O širdį tau pagraudint Suvalkietės. Kai sirpsta Vyšnia Suvalkijoj, raudonas. Tai dainuoja, kaip sirpsta vyšnia Suvalkijoj, šokėjas dar koją stiprina, balsus lavina, nes ir dainuo šokdamas tai, kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj. Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj. Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj, raudonos, kad pravirt gali, rasate lašą nuo lelijų, lyg dalgio ašmenys gaili, ir pjauna širdį tarsi dobila, lyg gyvūnės, lyg pašaknų, o vakarais kažko taip tolima, kažko nėra lyg artimų. Tokia tyla gyvybės smelkės, kasdienio židinio ugnim. Tokia daina, kad užsimerkia, dainuodami lyg mirdami, lyg pašaknų, ten pjauna širdį, ten teka vandenys liūdnai, ir dulkės vieškelių dar šiltos, tarsi sodybų pelenai. Tyrararam, daram, dararam, tyrararam, daram, daram, tyrararam, daram, dararam, tyrararam, daram, daram, tyrararam, daram, dararam, tyrararam, daram, daram, tyrararam, daram, dararam, tyrararam, dararam, dararam. Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj, raudonas, kad pravirt gali, rasate lašą nuo lelijų, lyg dalgio ašmenys gaili, ir pjauna širdį tarsi dobila, lyg gyvūnės, lyg pašaknų, o vakarais kažko taip tolima, kažko nėra lyg artimų. Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj. Suvertas tūkstantinis saulės lašų vėrinys. Tas vėrinys simbolizuoja saulašarės prakalbėtas akimirkas, nemigo naktis, ašaras, keliones, prakalbėtas akimirkas su savo brangiausiais draugais, su kolektyvo nariais. Sukurta keliasdešimt šokių, pravažiuota keliasdešimt konkursų, susipažinta su šimtais kitų naujų kolektyvų narių. Šimtai krištolo lašų bendrystės akimirkose, džiaugsmų ir nusivylimo ašaros. Ir visa tai saulašarės bei vadovės Irmos Paukytės 30 metų turtas.
Anykščių kultūros centro merginų ir moterų šokių grupė Saulė Šarė ir vadovė Irma Baukytė. Kviečiame vadovę.